švytinti aušrinė žvaigždė, ji pranašauja dieną, ji pranašauja prabudimą. Esam dideliai bėdoj, šita šviesa žmonės apakino ir jie tapo akli, žinot. Liucifer. Mėly broliai sesės, sveikinu ir vėl jūs, susirinkusius, kad tęstume kelionę apmąstydami Jėzaus vardus. Tai šlovė jam, garbė Jėzui Kristui ir kartu linkim šalom visiems, ramybės ir gėrio iš Viešpaties malonės. Taigi šiandien apmąstysim Biblijoje randamą Jėzaus vardą, kaip jis čia skamba neįprastai mums, žėrinti aušrinė žvaigždė. Ir kur mes randame šitą vardą, tai bus Apreiškimo knyga, pati pabaiga, 22 skyrius, 16 eilutė. Aš, Jėzus, pasiunčiau savo angelą jums, tai paliudyti apie bažnyčias. Aš esu Dovydo atžala ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė. Taigi, tokia neįprasta formuluotė, Jėzaus pristatymas kaip žėrinti aušrinė žvaigždė. Tikriausiai nedaug būsit girdėję taip vadinamą Jėzų, o dar mažiau kas nors, ko gero, iš mūsų kreipėmės į Jėzų kaip į žėrinčią aušrinę žvaigždę. Taigi, kokias mums sukelia mintis toks vardas, žėrinti aušrinė žvaigždė. Na, tuoj pat atsirastų pagoniškų versijų belekiek. Pagonių mitologijoje įvairiose tautose buvo daug visokių tų vardų. Pirmiausia, kas paprastai mūsų lietuvių tradicijoje aušrinė žvaigždė, kas tai yra gamtoj, tai yra planeta Venera, kuri pirmoji pasirodo ryte ir pranašauja apie dieną, apie artėjančią šviesą, kad tuoj žemę užlies šviesa ir išsisklaidys tamsa. Taigi mes naudojamės gamtos reiškiniais, jų patirtimi, kad nusakytume dvasinius dalykus. Na, dar viena tokia, kaip Jeronimas išvertė į lotynų kalbą šitą vardą, žinot, Liucifer. Bet šitą vardą mes naudojam puolusiam angelui. Lotyniškai šis vardas reiškia į lietuvių kalbą išvertus šviesos nešėjas. Taigi tuo vardu viduramžiais buvo pradėtas vadinti puolęs angelas iš vienos pranašystės, kuri daugiau taikoma buvo to laikmečio pranašo laiku gyvenusiam vienam karaliui, kuris taip buvo iškilęs virš tautų. Per daug nesigilinsiu į tuos visus užkulisius, bet kaip sakiau, šėtonas daug kur pamėgdžioja Kristų. Tai antichristas, ne? Tai prieš Kristų veikiantis, bet jį pamėgdžiojantis, kad suvedžiotų žmonės, kad pasityčiotų iš Kristaus, kad sunaikintų Kristų, jis kiršina tautas, nustato tautas prieš žydų tautą, kuriai duoti Dievo pažadai, kad per žydų tautą ateis atpirkimas, išganymas tautų. Taigi žydų tauta Dievo plane labai svarbi, Dievo pasirinkimas ir kartu mums yra išbandymas, ar mes priimam tą Dievo pasirinkimą, ar mes piktinamės Dievo pasirinkimu ir teisiame Dievą, kaltinam Dievą, kad jis
neišmintingai pasirinko, ne tuos pasirinko, vad būtų mus pasirinkę, tai mes šaunuoliai, mes jau būtumėm tokių klaidų, tokių nesąmonių kaip žydai, nebūtume padarę tokių nusikaltimų, mes tai jau būtumėm šventi, jau mes tai būtumėm ištikimi panašiai. Ir besigirdami mes jau esam bėdoj. Ir bandydami užimti žydų vietą irgi esam dideliai bėdoj, nes nepriimam Dievo teisumo, Dievo pasirinkimą ir Dievo plano, tada kur esam ir kaip esam. Tai va, tai ryšim su tuo, neįsigaskit, kad kartais jūs girdėsit galbūt ortodoksų bažnyčioje giedant ir Jėzų vadinant Liuciferiu, šviesos nešėjų. Tai yra tiesa. Tik dabar kas kokią šviesą neša, kas kokią šviesą pristato. Va, pragaras irgi ten graikams okupavus Izraelį, Aleksandrui Makedoniečiui, po jo atėjusiems valdovams labai norėjusi primesti žydų tautai savo pažangą, savo kultūrą, savo šviesą. Ir privartavo žydus atsisakyti savo tikėjimo, kuris toks primityvus ir kažkoks nesuprantamas kvailas. Ir kad priverstų juos atsisakyti, baisiausių dalykų darė. Pavyzdžiui, motinos, kurios troško, kad jų sūnus priklausytų Jahvei, Izraelio Dievui, Abraomo, Jokūbo Dievui, ir sandoro ženklan apipjaustydavo kūdikius, tai tuos kūdikius pakardavo motinoms ant kaklo. Ir daugybė visokių kitokių šlykščių dalykų vertė žydus daryti, priimant graikų papročius, kas buvo pristatoma kaip pažanga, kaip šviesa, kaip kultūra. Ir kaip žydų rabinai sako, va šita šviesa žmonės apakino ir jie tapo akli ir vaikščiojo tamsoje. Ir kai jie švenčia žiemą, panašiai kaip mes advento pabaigoje prieš Kalėdas, Hanuko šventė, tai yra šviesos prieš tamsą, pergalę šventė. Dievo šviesos prieš pasaulio šviesą, kuri yra iš tikrųjų tamsa. Taigi pragaro šviesa yra tamsa, ji neša neapykantą, baimę, gėdą, kaltę, smurtą, mirtį ir panašiai. Jėzus atneša gyvenimą, jis apšviečia mus savo šviesą ir kviečia mus atsiverti ir priimti. Ir kai mes priėmė Jėzų krikštijami, mums įteikiama žvakė, žibintas, kuris dega, skleidžia šviesą ir Jėzus sako, jūs pasaulio šviesa. Kai mes priimam Kristaus dvasią, Kristų kaip šviesą į save, Dievo išmintį, Dievo tiesą, mes savo gyvenimu pašaukti ją liudyti ir apšviesti pasaulį. Kristaus šviesa, Dievo šviesa, amžinąja tiesa, meilė, išmintimi, teisingumu ir panašiai, gyvendami tą dvasią, gyvendami kaip šviesos vaikai. Ir dar Petras mums primena, čia laiškas Petrui, kur čia buvo antras laiškas Petrui, 1 skyrius 19 eilutė. Petras sako, mes turime tvirčiausią pranašų žodį, jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdise užtekės aušrinė. Taigi aušrinė žvaigždė, švytinti aušrinė žvaigždė, ji pranašauja dieną, ji pranašauja prabudimą, pranašauja, kad ateina Dievo karalystė, ateina Dievo pergalė į mūsų gyvenimą. Tautos skendinčios tamsoje bus apšviestos, prisimename tas pranašystės, kurias girdėjom per adventą skaitomas, kur Jėzus pristatomas kaip šviesa ir mes raginami atsiverti tai šviesai, įsileisti tą šviesą ir meldžiame, prisikėlęs Jėzau, mirti nugalėjęs, ateik į mūsų gyvenimus. Vat kai giedame per mišias Kyrie eleison, Kriste eleison, tai yra senas graikiškas himnas, kuriame kviečiamas imperatorius į miestą įžengti kaip nugalėtojas su pergalė ir sako, pasigailėk mūsų, pasilik su mumis, viešpatauk mums.
Ir mes pritaikom tą pagonišką graikų himną Kristui, sakom, Kristau karaliau, ateik su pergalė į mano gyvenimą, išsklaidyk dvasios tamsą, pripildyk mane savo amžinąją šviesą, kad vaikščiočiau šviesoje ir pasiekčiau tėvo namus. Taigi, šlovė Kristui amžinai šviesai. Mes visi per Velykas džiaugsimės tą šviesą, prisikėlimo šviesą. Būkit palaiminti, Jėzaus šviesa, tai spindi jumyse.